Su nauja savaitė sveikinuosi, mėly klausytojai, ir sugrįžtu su nauju epizodu. Praeitą savaitę man nepavyko ją rašyti, nes turėjau svečių ir tiesiog neturėjau galimybės prisėsti viena, kad galėčiau jums pasidalinti epizodą. Ir neslėpsiu, pačiai reikėjo šiek tiek tokio lengvo atsijungimo. Kadangi tikrai pastarosiam savaitėm buvo labai daug visokio streso ir panašiai, tai tikrai labai pati džiaugiuosi, kad turėjau tokią galimybę pabūti mergaitiškai, pasikrauti tokios geros energijos ir dar su savo komandos narė. Ir šiandieną pamaniau, kad įrašysiu epizodą, kuris tikrai yra aktualus daugeliui, manau, tai ta tema, kad kaip nustoti overthinkinti. Kitaip sakant, kaip nustoti galvoti tą patį per tą patį ir stabdyti save nuo kažkokių tai veiksmų. Labai dažnai kalbant su žmonėms ir pati galiu pasakyti savo aplinkoje, turiu labai artimą pavyzdį, kad žmonės turi tiek daug talentų, žmonės tikrai turi tiek daug ką duoti kitiems, tiek daug idėjų, tiek daug netgi ir suvokimo, bet jie nesidalina to su kitais ir nepradeda imtis tų veiksmų. O pažiūrėk, kitas žmogus, kuris galbūt turi netgi mažiau, paima ir daro, ar ne? O tas, kuris galbūt turi dar daugiau įgūdžių, sėdi, galvoja, pergalvoja, galvoja, ką kiti pagalvos, ką kiti pasakys, kaip čia bus ir taip toliau ir panašiai. Labai dažnai tiesiog nesiema veiksmų, tiesiog atrodo, kad tave kažkas suparalyžavo. Tikrai, manau, žinomas jausmas daugeliu iš jūsų. Ir tai yra kažkas, ką mes ir kalbėjom su merginom. Sako, tu tiek daug darai, tu sako, tiek daug spėj, aš nesuprantu, sako, apskritai, mane iš tikrųjų pastebėjo, kaip aš labai greit rašinėjau žinutes, kaip aš greit viską, mano tiesiog smegenis labai greit veikia ir iš tikrųjų taip yra, aš turiu tą savo dvynio bruožą, kuris yra labai smalsus, labai greitas ir aš galiu labai greit prisitaikyti, aš galiu labai daug dalykų pasidaryti, bet taipogi galbūt su ta tema aš neturiu, galbūt tiek daug nesusiduriu, nes aš kaip tik esu atvirkščias variantas, aš kažką sugalvoju, aš darau ir dažniausiai per impulsyviai. Bet čia galbūt labiau sieju su verslo įvairiais projektais ir panašiai, ne kad pavyzdžiui ten kokiu dideliu ar ne gyvenimo sprendimu. Ne, tada aš tikrai save kažkaip ir pastabdau ir pagalvoju, tarkim, jeigu tai yra, tarkim, įsikraustymas kitą šalį, ar ne, tu pradedi galvoti, ten overthinkit, pavyzdžiui, tas pas man buvo su darbu seniau, aš 6 metus dirbau labai nemėgstamam darbę. Kas mane labiausiai laikė, tai buvo tai, kad buvo šalia namų. Tai buvo šalia namų darbas, komforto zona, nereikia mokėti už kelionę, tu nueini pavalgai pietus namuose, su menedžeriais viską susitariam, susiderinam, kai man reikia vesti zumbos klases, bet darbas man pats visiškai nepatiko. Tai vėlgi, kai aš pagalvodavau, kaip aš išeisiu kažkur, tai aš galvodavau, kaip čia bus, kaip čia kas, va čia viską paliksiu ir ne ir panašiai. Tai čia irgi toks savotiškas buvo overthinkinimas, ne? Tai vat kai kuriuose srityse mes galim galbūt turėti overthinkinimą daugiau, kažkur tai mažiau, bet daugelis žmonių tikrai su tuom susiduria ir sakau, netgi žmonės, tiek daug gali duoti kitiems, jie tiesiog patys savęs stabdydami, būdami kažkokioj iliuzijoje, va to tiesiog nedaro. Tai galbūt šiandien pasidalinsiu tokiais keletą pamastymų, kas galėtų jums padėti pereiti per visą tai. Tai visų pirma, iš tikrųjų reikėtų identifikuoti, kas būtent jūs stabdo. Tai tarkim, ar jūs bijote, ką kiti apie jūs pagalvos, ar jūs bijote, kad jums nepasiseks, ar jūs bijote, kad bus blogiau negu yra dabar, arba jūs bijote, kad nežinau, jūsų nepalaikys, ar ne? Tai gali būti labai daug dalykų. Pagrindė, aišku, yra tai, kad ką kiti pagalvos, yra kitų žmonių atmetimas, kad nepasiseks, nesėkmės baimė ir panašiai. Tai reikėtų visų pirma identifikuoti, dėl ko ateina tas visų pirma overthinkinimas. Ir logiškai patys pagalvokit, ta prasme, kaip tai gali jūs įtakoti. Ta prasme, jeigu tai yra kito žmogaus nuomonė, tai gerai, visi žmonės turi nuomonės apie viską. Tai prasme, tu gali sėdėti nieko nedaryti, tu gali sėdėti kažką daryti, visi kažką ras apie tą šnekėti. Tiesiog taip yra. Bet žinot ką, tu lygiai taip pat gyvensi, ar apie tave šneka ar nešneka. Ta prasme, čia absoliučiai, ta prasme, ir apskritai galiu pasakyti, daugelis žmonių yra tiek apsikrovę problemom, kad jie tikrai neturi laiko galvoti apie jūsų ten, ar jums pavyks, ar jums nepavyks. Ta prasme, taip, kai tu galbūt tampi svarbesnis, tada žmonės labiau pradeda domėtis tavimi ar ne ir panašiai. Bet šiaip iš esmės žmonės yra tiek užsikrovę savais reikalais, kad iš tikrųjų mums tik atrodo, kad kiti apie jūs ten kažką labai daug galvoja, bet patys iš tikrųjų žmonės daugiausiai laiko praleidžia galvodami save, ne? Kad nepavyks, tai čia yra tikriausiai irgi dar vienas pagrindinis dalykas, dėl ko žmonės overthinkina. Kas bus, jeigu man neišeis, kas bus, jeigu man nepavyks. Pavyzdžiui, man tas pats buvo su darbu, netrodydavo, kas bus, jeigu aš išeisiu kitą darbą ir bus dar blogiau negu yra čia ir aš aišku prarasiu savo visus šitos patogumus, kuriuos turėjau, nors kaip pagalvoju, kiek ten tie patogumai. Bet tas mane labiausiai ir stabdydavo. Bet kai aš atsimenu išėjau iš savo darbo, irgi toks buvo momentas, kad mano verslas iš tikrųjų tikrai jau labai stipriai augo ir pajamos tikrai buvo didelės pakankamai, kad man galėjau aš išeiti iš darbo. Ir aišku, buvo tas toksai, žinot,
kaip ir toks savotiškas gal ir overthinkinimas, kad kas bus, jeigu tiesiog po COVID viskas vėl grįš į senas vėžes ir žmonės vėl eis į darbus ir panašiai. Ir aš tada, kaip sakant, tiek nebeturės laiko, kiek dabar turi šitą veiklą ir ten produktai nebemins. Ir iš dalies buvo tas toksai, ar ne, kas bus taip įvyks, bet aš tada sakydavau savo, kad, žinai, aš vis tiek automatiškai dėsiu daugiau pastangų, tai reiškia, kad aš turėsiu ir daugiau to rezultato, ta prasme, nes aš dabar jau nebedirbsiu. Tai va, tai tiesiog bandai vis surasti visų pirma, dėl ko yra tas overthinkinimas, ar ne? Labai dažnai, aišku, pa žmonės yra tam tikros pasąmonės programos, apie kurias galbūt jie net nesupranta, kodėl taip galvoja. Dažniausiai tai yra iš netgi tėvų atėję tam tikros programos, kurias mums reikia identifikuoti ir jas paleisti, iš tikrųjų dirbti su jomis ir paleisti jas dėl to, kad jūs tai visą gyvenimą ar temps žemyn, ar ne? Ir ką tu gali prarasti, iš tikrųjų, ką tu gali prarasti, jeigu tu dalinsiesi tuo, ką tu nori dalinti su žmonėm, ta prasme, kas gali blogiausia nutikti, kad kažkas tave paliks tau negatyvų komentarą, kažkas tavęs nesupras, o galbūt kaip tik pas tave atsiras žmonės, kurių tu ieškai, tu pradėsi apie tai kalbėti, tada žmonės sakys, wow, ta prasme, tu esi toks pats, koks ir aš, ir tu pamatysi, kad ratas yra visai kitokių žmonių patampa, negu buvo prieš tai, nes tu nusprendėjai būti autentišku. Tu nusprendai būti tuo, ko tu nori būti, o ne kuo visuomenė tikisi iš tavęs, kad tu būtum, ar ne? Ir dažniausiai mes visi turime tą vidinį balsą, kad yra kažkas daugiau. Tiesiog yra tas tiesiog intuicijos balsas, jis ateina ir tiesiog, aš jaučiu, kad yra kažkas daugiau. Argi ne tai, tiesiog jauti, kad yra kažkas daugiau ir jis tikrai dažniausiai nemeluoja. Pavyzdžiui, visada atsiminsiu savo 2018 metus. Tai buvo metai, pas mane tikrai prasidėjo transformacijos labai labai didelės, tai kai aš pradėjau, aišku, užsiimti tinkliniu marketingu, kai aš pradėjau eiti iš komforto zonos, kai aš pradėjau labiau dirbti su saviugda. Ir aš atsimenu, man prieš tai būdavo tiesiog toks degantis jausmas, ta prasme, ir aš jį tikrai slopinau gan ilgai. Nes aš, kaip minėjau, būdavo taip, kad, tai va čia darbas, čia tas ir tas, žodžiu, ir panašiai, na. Bet atėjo tas metas, kai jau pas mane buvo tikrai labai stiprus nerimas, labai labai stipri anxiety, nemigo naktis, tikrai buvo labai sunkus periodas man psichologiškai. Ir čia buvo grinai, atrodo, kad mane kažkas įvarė į sieną, kad maždaug tu turi kažką kardinaliai keisti, tu turi, tu prasme, pažiūrėti. Ir dabar aš tikrai tai suprantu, kodėl tai buvo, kodėl tai vyko, kodėl aš turėjau pereiti tą periodą, tam, kad aš atsirasčiau prie tų didesnių transformacijų, kuriuo aš norėjau. Ir kas žiūrėkit nutinka. Jūs, tarkim, kažko norit ir galbūt jūs nesiema to veiksmu, ar ne? Galbūt vis save kažkaip overthinkinat, kažkaip save vis stabdot ir pažiūrėk, tave visata įstato į kažkokią tai bus situaciją, kad tu nebeturi kur dingti. Tai gali būti, pažiūrėjau, su sveikata. Tarkim, žmonės galbūt valgo beleką, ten alkoholį vartoja, neprižiūri savęs. Tiesiog, tai yra paskutiniai vietoje, bet pažiūrėk, pas tavęs sveikata sustreikuoja, pasidaro kažkas labai blogai. Nori, nenori, tu turi pradėti žiūrėti sveikatą. Nes kitaip, tu numirsi, kitaip bus dar blogiau, ar ne, ir panašiai. Tai tu nori, nenori, turi pradėti spręsti tą dalyką. Dėl to yra labai geras pasakymas, kad anksčiau ir vėliau tau vis tiek reikės rūpintis sveikata. Arba tada, kai dar yra gerai, arba tada, kai bus blogai. Bet tu tik nuo to nepabėgsi. Tai lygiai tas pats yra su gyvenimo kažkokiais tai tikslais, kurių mes siekiam. Jeigu mes vis save stabdom, mes vis kažkaip finkinam, vis tiek ateis ta diena, kai mus kažkas įvarys į kampą, tai pradėjo daryti. Norit, nenorit. Gali būti netgi, pavyzdžiui, apskritai, ar ne, mūsų sielos turi kontraktus, kodėl mes čia atėjome, ar ne. Kiekvieno žmogaus misija yra labai skirtinga, dėl to tikrai nereikėtų eiti ir teisti kažkokio žmogaus, kai tu iš tikrųjų nežinai, kokia yra to žmogaus sielos misija. Kai kurių žmonių yra kaip tik sunaikinti, kai kurių žmonių yra būti skleidėjų, bet kiekvieno žmogaus ta misija yra skirtinga kaip iš sielų kontrakto, ar ne, ir mes labai dažnai, pavyzdžiui, teisam ir kodėl tas žmogus elgiasi taip ir panašiai. Bet esmė yra tame, kad ką mes galim padaryti, tiesiog patys klausyto balso, iš tikrųjų klausyti tos intuicijos ir vis savo primintos dalykus, ar ne, ta prasme paklausinėti. Jeigu aš dabar overthinkinu, ar nenoriu kažkokį tai projektą pradėti daryti, bet aš tiesiog sėdžiu ir overthinkinu, kas iš manęs norės nusipirkti, kas norės iš manęs įsigyti, čia iš neįdomu, ką aš čia darau, ar ne. Kodėl iš vis aš turėčiau apie tai kalbėti, kai kalba dar šimtai žmonių apie tai, ar ne, ar panašiai. Tai tiesiog identifikuoti. Ir aišku, tokiais atvejais galbūt yra gerai turėti ir mentorių, turėti kažkokį žmogų, su kuriuo galėtumėt pakalbėti, padiskutuoti ir jisai jūs užves ant kelio. Tai čia yra tikriausiai pats geriausias dalykas, ką jūs galite daryti, yra investuoti į mentorių, turėti žmogų, kuris jūs palaiko, ar kažkokią bendruomenę, kur yra bendraminčiai, kurie eina to pačiu keliu, ar ne. Tai kur jūs norit, ką jūs norit daryti. Bet patikėkit, stovėti vienoje vietoje ir gyventose iliuzijose, jūs tikrai nieko, tai nebus geriau negu bandyti, suprantat? Nes aš savo turiu tokį požiūrį, ne?
kad, pavyzdžiui, man dabar jau bus 30 metų už 20 dienų. Ir aš žinau tą dalyką, kad aš jau 7 metai esu tinklinėme marketinge. Per tos 7 metus labai daug visko, buvo labai daug pamokų, buvo iššūkių, buvo labai daug laimingų momentų, buvo transformacijų, buvo labai daug adrenalino, visokių, žodžiu, emocijų buvo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš paskau tą galimybę taip, nes taip galbūt dar nesu ten, kur įsivaizdavau, kad būsiu per 7 metus, ta prasme, pačio pradžio, kaip įsivaizdavau, bet aš labai džiauginga už tą visą kelionę, nes tai man padėjo užaugti, nes iš tikrųjų, kai aš pagalvoju 23 metų, kaip aš atėjau į šią veiklą, mano mąstymas tikrai buvo visai kitoks. Buvo visai kitoks ir netgi paėmus prieš 5 metus mano mąstymas buvo dar visai kitoks. Iš tikrųjų, man dabar va, taip ir pagalvoju, kai kurias situacijas, kaip elgiausi, ką sakydavau, ką darydavau, tai iš tikrųjų, va, dabar kai pagalvoju, wow, prasme, nu iš tikrųjų, tikrai. Ir tu pagalvoji, kiek buvo tas va tokio augimo procesas, bet aš galėjau irgi sakyti, žinai, čia dirbu, neturiu laiko, čia ką kiti apie mane pagalvos, tai tikriausiai būčiau iki šiol sėdėjus tame darbe, kuris man nepatinka, arba prisijungusi kažkokį kitą korporę darbą. Ir va taip tiesiog blaškiusis prie vieno, prie kito, tiesiog bėgusi nuo tos tiesos, bėgusi nuo to, ko aš iš tikrųjų noriu. Iš tikrųjų, nes jūs galite bėgti, kiek jūs norit, kaip aš prieš porą epizodų ar ne rašiau, kaip nuoširdus esi su savim. Kad tu gali bėgti nuo savęs, kiek tu nori. Bet anksčiau ir vėliau vis tiek turėsi pažiūrėti tiesą į akis, bet kuo ilgiau tu bėgsi, tuo daugiau tu laiko švaistysi. Nebus lengva pažiūrėti tiesą į akis, bet tikrai bus daug lengviau negu dar iššvaistyti 10 metų bėgant, 20, 30 ar kiek jūs dar planuojat metų bėgti nuo tos tiesos, bandant užslėpti kažkaip. Dėl to, pavyzdžiui, žmonės kažkaip labai nori geriau investuoti į grožį, ar ne, va ten blakstienas pasidaryti, nežinau, vairias procedūras, botoksai, celiulito mažinimą, ir ne, va tiesiog, kad savo išorinį grožį gražinti. Aišku, viskas dėl to yra gerai, bet iš tikrųjų retas žmogus investuoja tiek daug laiko į savo vidinį grožį, ar ne, bet kas iš tikrųjų yra svarbiausia, nes čia yra tik tai materija, ta prasme, tu kaip siela, tu išeisi kaip siela. Kaip energija tiesiog išeisi, o ne su to savo kūnu, kurį tu dabar taip puoselė. Dėl to man, pavyzdžiui, būna iš dalies galiu pasakyti ir keista, kaip žmonės va ten panikuoja dėl, kad raukšlė atsirado, kad ten žilas plaukas išlindo. Nu, bet čia yra absoliučiai, čia mes iš tikrųjų esam kaip priedanga viso to, ką mes iš tikrųjų slepiam. Ir aš nežinau, pavyzdžiui, dabar su merginom, kaip kalbėjom, pavyzdžiui, jos buvo pirmą kartą Azijoje ir sako, nu, wow, sako, iš tikrųjų, aš dabar pasižiūriu žmonės, sako, va, 5 triusikus te turi, vaikšto savo, šypsosi. Ir viskas, žmogus neapsikrauna, o aš čia galvoju, kokiu man grindų spalvos namo reikia, kad va čia ta siena kažkokia tai netokia, kad čia kažkaip reikia pakeisti. Prasme, kiek mes apsikraunam, man tiek mes galvojam, kad mums kažko reikia. Nors mums kaip žmogui iš tikrųjų tiek net nereikia, mums labai mažai reikia iš tikrųjų kitos gyvenimo pilnatvės. Bet mes žmonės ant tiek ieškom tos pilnatvės per materiją, per kažkokį daiktą, per kažkokį eksperimentą, per kažkokį tai objektą, kad va dabar, kai aš turėsiu, aš ten būsiu labai labai laimingas, ar ne, arba per kitus žmonės, va, kaip žmonės sako, mane ten vyras padarys laimingą. Ne, mieloji, tavęs niekas negali padaryti laimingą. Jeigu tu leidėsi, kad kitas žmogus nulemtų tavo laimę, tai tu realiai atiduodi savo gyvenimą kažkam kitam. Jeigu tu sakai, kad oi, mano vyras manęs nedaro laimingą, ta prasme, tai ką tu darai, kad tu padarytum save laimingą? Kodėl vyras, kurio gyvenimo misija yra unikali, turi galvoti apie tave, kaip tą padaryti laimingą? Taip, jūs galite palaikyti santykius, kurie jūs vienas kitų užpildo, suteikia jums atgalinį ryšį vienas kitam, jūs galite vienas kitam duoti, ne tik imti, taip, bet jūsų kažkoks žmogus padaryti laimingo negali. Tiesiog negali, nes jūs patys esate tas, kuris žinot, kas yra laimė geriausia, bet kadangi žmonės iš tikrųjų bėga taip stipriai nuo savęs, jie ieško kaltų aplinkoj. Kad čia vyras blogas, kad čia moteris bloga, kad čia darbas blogas ir panašiai, bet iš tikrųjų reikėtų įsikasti vidų. Ir netgi jeigu, pavyzdžiui, jūsų ratas dabar atrodo labai pilnas toksinių žmonių ir kažkokių tai dramų situacijų, tai labai gerai pamastykit apie save. Tai nėra, žinokit, kad va jums nepasisekė ir jūs esat tiesiog vargšas avinėlis, kuriam tiesiog nenuskilo. Ne, mėlėjai, tikrai jums reikėtų apmastyti labai gerai savo vibracijas, kuriomis jūs gyvenat. Ar jūs patys galbūt fokusuojatės į tas dramas, dėl to jūs ir pritraukia tos žmonės, netgi nesąmoningai galbūt jūs fokusuojatės. Ir pažiūrėk, pas tave tokie žmonės tik ateina, nors jūs gal nenorit sąmoningai, bet pasąmonę kitaip. Taipogi yra verslai, pavyzdžiui, labai dažnai būna žmonės pas mane, atsako,
kad va, tinklinį marketingą, kurių verslą, mano komanda nieko nedaro, niekas nieko nenori, prisijungia ir taip toliau. Tai aš galiu pasakyti, kad labai daug ką daro įtakos jūsų pačių energija, nes iš tikrųjų mes labai dažnai kaltinsim komandą. Komanda nedirba, kažkas nedirba, ar ne? Bet reikėtų įsiklausyti, kodėl taip yra. Gal tai yra mano pačio kažkokia tai elgesys, galbūt aš net nesu visai autentiškas ir aš iš esmės pritraukiu visai net netokius žmonės, kuriuo aš noriu, ar ne? Galbūt aš tiesiog užsidėjęs kažkokią tai priedangą po savimi esu ir pas mane ir pastovi eina tokie kiti žmonės, kuriuos šeliai net nenoriu, ar ne? Tai va čia reikėtų savęs paklausinėti, nes patikėkit, čia nėra taip, kad kažkam pasisekė, kažkam nepasisekė, čia jau yra jūsų pačių iš tikrųjų esama vibracija ir situacija, kuri pritraukia ir tos žmonės ir tas situacijas. Nes aš pasakysiu, kaip aš pradėjau irgi verslą online, pirmaisiais metais tikrai buvo labai daug įdomių žmonių, kurie tikrai buvo tokie ir manipuliuojantis ir panašiai, kurie tiesiog, tiek norėdavo daug gauti iš tavęs. Ir paskutiniais metais aš iš tikrųjų tokių žmonių nelabai ir sutinku, bet yra dėl to, kad aš pati pradėjau dirbti su savo vibracijom, jas keltis ir fokusuotis į kitus dalykus. Ir aš tokių žmonių nelabai ir sutinku. Nelabai ir sutinku kažkokių pretenzijų iš klientų, kad tikrai seniau būdavo, pasiėmė telefoną ir galvoju, kas čia daros, ta prasme, kodėl tie žmonės tokie nelaimingi. O dabar aš žiūriu, kad aš dirbu su labai sąmoningai žmonėms, ta prasme, kurie tikrai suprantantis, kurie tikrai yra sąmoningi, kurie nepaleidžia man pretenzijų dėl kažko tai. Labai, labai, labai retai, ta prasme, aišku, aš suprantu, būna, kad situacijos mano kompanijos sistema galbūt kažkaip neveikia normaliai, tai ten aš daug ko negaliu irgi takoti visko, bet ir tai labai sąmoningai daug kas žiūri viską. Tai va čia ir yra, o pavyzdžiui, seniau tikrai aš prieš kokius, sakau, 5 metus, tai patikėkit, būdavo labai labai įdomių dalykų pas mane. Bet čia yra būtent dėl to, kad kai tavo vibracijos keičiasi, žmonės aplink tave, kurie sukasi, irgi keičiasi. Tai iš esmės, jeigu tu nori, kaip sakant, pritraukti kuo sąmoningesnius žmonės, tu turi kuo aukščiau pats kilti iš vidaus, ne? Ir turi kuo mažiau laiko skirti visokias dramas, labiau dirbti su savim, užsiimti saviugdą, paleisti tuos dalykus, kurie tave stabdo, pajausti kuo aukštesnės vibracijas ir pamatysit, pas jūs pradės ateiti irgi visai kitokio plauko žmonės ir jūs tikrai nustebsit, kodėl pas mane dabar tokia ramybė. Dėl to, kad pas jūs viduje yra ramybė. O kai pas jūs viduje yra chaosas, kai pas jūs viduje yra labai daug neigiamų dalykų, pas jūs ir aplinkoje bus tai. Ir žmonės atrodys jūsų nemėgsta, nekenčia, bet tai yra viskas dėl jūsų pačių vidaus chaoso, suprantat? Jeigu jūs norit savo, kaip pasakyti, realiame gyvenime ramybės, tai jūs turit visų pirma jaustą ramybę ir viduje. Dėl to aš galiu pasakyti, kaip aš prieš porą metų, ar ne, įsivaizduodavau tą savo ideal life, ar ne, kad ten noriu kažkokio didelio namo, ten kažkokių tai vilų, jachtų kažkada irgi ten norėjau gal, bet dabar aš suprantu, kad man visiškai to nereikia. Čia yra iš tikrųjų visuomenės įstatytos tos gausos, kaip tu įsivaizduoji gaus, ar ne, kaip tu įsivaizduoji milijonieriaus ten gyvenimą, ar ne, o aš dabar suprantu, kad man reikia visai nedaug, man tiesiog užtenka namo, šiltuose kraštuose, šuniukai, ramybės labiausiai noris, ramybės, gausos jausmo, galėjimo leisti savo ir šeimai ir pakeliauti, pamatyti, kad mums tiesiog nereiktų galvoti, kiek aš turiu pinigų, ar aš galiu tai sau leisti, mes tiesiog žinotumėm, kad mes tos pinigus turim. Ir tie pinigai ateitų labai lengvai, neaukojant savo laiko labai daug. Iš tikrųjų, čia yra kažkas, ko aš noriu, kad turėti kuo pasyvesnės pajamas, kad man reikėtų kuo mažiau fiziškai dirbti ir kad aš galėčiau kuo daugiau laiko praleisti su šeima. Ir aš žinau, kad aš tai jau kuriuosi ir 7 metų įdėtas įdirbis man jau atsiperka ir atsipirks dar daugiau, nes aš savo jaunystę paaukoju, kaip pasakyti, nepasakyčiau, kad visai jau paaukoju, bet skiriu tam, kad aš galėčiau kitais dešimtmečiais gyventi dar didesnioj laisvės, laiko laisvė. Tai ką tai reiškia, kad aš nepardavinėju savo laiko kažkam, o aš kaip tik galiu leisti savo laiką su šeima, aš galiu nestresuoti, kada man grįž, kada negrįž, patikėkit, pakeliavus, pabuvus, pavyzdžiui, Azijoje ilgesnį laiko tarpą, tu supranti, kad pati didžiausia gyvenime, pats didžiausias gyvenime turtas, tai yra laikas laisvė, daryti savo laiku, ką tu nori daryti, patikėkit. Jokie turtai, jokios mašinos, jokios ten tos pozicijos. Ir aš, pavyzdžiui, seniau gal to ir nesuprasdavau, aš seniau irgi žiūrėdavau į kitus ir savo tinklinio marketingo industrijų žmonės, kaip ten į kažkokius tai dievus, kurie ten užkopė pakopas. Dabar aš juos žiūriu visai kitaip. Man svarbiausia yra, ar tas žmogus jaučia gyvenimą pilnatvę. Man visai neįdomu, kiek jis uždirba. Man yra įdomu, ar jis iš tikrųjų jaučia gyvenimą pilnatvę. Ar jis iš tikrųjų jaučia tą ramybę viduje. Man tai yra svarbiausia. Ir ar jis turi laisvą laiką leisti su mylimais žmonėms, tik kiek jis nori. O visos ten tos mašinos, kurios sustatytos, man neįdomu, nes patikėkit, aš žinau daug žmonių, kurie uždirba gerai,
turi tikrai didelės pajamas, bet jie neturi laiko. Neturi laiko, jie pastoviai neturi laiko, nes jie pastoviai dirba. O aš to nenoriu. Kažkada aš maniau, kad reikia hustlint, kad reikia iš tikrųjų paaukoti visą savo laiką darbui, bet dabar aš suprantu, kad ne. Pinigai gali eiti lengvai ir tau nereikia pardavinėti savo laiko. Ką aš kalbėjau praeitą savaitę, ar ne, kad praeitame epizode apie tai, kaip mes galime išplėsti savo pinigų talpą, kad pinigai pas mus ateitų lengviau ir paprasčiau. Tai šiais laikais, 21 amžiui, patikėkit, yra galimybių labai labai daug, kad pinigai gali dirbti jums. Jeigu jūs padarysite protingus sprendimus ir galbūt investuosit kažkur, tai atitinkamai jūs taip pat susikursit pajamas savo ateičiai ir taipogi, jeigu tiesiog, sakau, protingai elgsitės su savo dabartiniu laiku, kurį jūs turite, ne tik, kad aš einu ir dirbu kažkokią tai 9 to 5 darbą, kuris jums apmoka mokesčius, bet ką tu darai pašoniai, kad tau tai galėtų iš tikrųjų suteikti šviesesnę ateitį, kad tu galėtum mažiau dirbti. Nes koks yra tavo planas? Ar tavo planas yra dirbti iki 70 metų, kol sulauksi pensijos? Ne. Aš nemanau, kad daugelis to nori. Aš manau, kad daugelis norite mėgautis gyvenimą anksčiau, ar ne? O ne tada, kai galbūt jau jums ir sveikata tiek neleis daug mėgautis, kiek dabar. Tai labai reikia mąstyti protingai dabar. Dėl to aš žinau, kad tai, ką aš darau dabar, man jau dabar atsiperka akivaizdžiai, nes aš jau galiu leisti ilgas žiemas Pietryčių Azijoje ir turiu tikrai daug laiko savo. Ir pas mane tikrai nėra užbukinta tenais kiekvieną valandą, tikrai, aš turiu labai daug laisvo laiko, aš galiu pasakyti, tikrai, taip nuoširdžiai pasakysiu, ir aš tom didžiuojas, nes seniau aš būčiau pasakius, tai aš jau daug dirbu, aš jau daug darau, tai bla bla bla, bet aš dabar manau, kad man tai nebėra, ko aš noriu girtis, kaip seniau, kad kiek aš daug padariau, kiek aš daug nuveikiau, taip, aš dabar turiu tikrai nemažai projektų ir tikrai imuosi nemažai veiksmų, bet tai man svarbiausia yra iš tikrųjų pačiai, kaip sakau, jausti tą pilnatvę ir turėti laiko savo ir savo mylimiems žmonėms. Čia man dabar yra daug svarbiau, negu kaip aš mąsčiau prieš porą metų. Tai čia yra kažkas, kas pas mane dabar yra atėję, tie pamastymai, tie suvokimai ir kitoks požiūris į daug dalykų. Dėl to ir manęs daug dalykų neberezonuoja, kas rezonuodavo ir iš mano veiklos, pavyzdžiui, kad ten tu turi daryti biznį va būtent taip. Dabar aš žinau, kad ne, yra kitas būdas, kaip aš galiu daryti biznį, savęs neprarandant ir aš dėl to visai nesijausiu blogai. Tai va, tai ir iš tikrųjų yra daug žmonių, kurie galbūt su manim dirbo prieš 3-4 metus ir jie nustebtų, ką aš dabar kalbu. Nes aš būdavau tas kaip tik atvirkščias variantas, kad tu turi kiekvieną laisvą minutę išnaudoti šitam verslui, kas aišku yra pasiaukojimas tam tikrą laiko tarpą, taip, tu turi pasiaukoti, bet nereik nustoti gyventi. Ta aš noriu jums mėliai pasakyti. Nereik nustoti gyventi, nereik nustoti leisti laiko su mylimais žmonėms ir visų pirma nepamiršti savęs. Ir kai jūs praleisit kuo daugiau laiko su savim, jums vis daugiau ateis aiškesnių atsakymų ir tada ateis atsakymai iš jūsų, suprantat, nes kai jūs jeigu praleidžiat labai daug laiko su labai daug žmonių, jūs esate triukšme, jūs negirdit savęs, suprantat. Dėl to aš asmeniškai vis labiau ir labiau mėgstu leisti laiką tik su savim. Man tiesiog reikia to laiko. Man reikia to laiko su savim, kad aš galiu pakalbėti garsiai su savim, aš galiu išgirsti savo mintis, man reikia klausyti kažkokio kito žmogaus, ar ne. Aš galiu tiesiog pabūti su savim. Ir patikėkit, man tas laikas su savim yra dabar pats geriausias dalykas, ko aš galbūt seniau irgi nesuprasdavau. Tai va, tai tikiuosi, mėlyje, kad jums davė naudos šis epizodas ir nustosit overthinkit ir pradėsit daryti, kas nori daryti. Ir noriu priminti, kad vis dar vyksta nuostabi grupė šiuo metu, kuri vadinasi Kosminis manifestas. Visos šios grupės, kurias aš reklamuoju, nes aš suprantu, kiekvienas žmogus prisijungia skirtingų laikų, klauso podcasto epizodų, gal jūs ten klauso dabar tik pačią pradžią, ar ne? Tai jeigu jūs norit prisijungti bet kokią programą, apie kurią aš kalbu, kad ir jinai baigėsi, jūs visada galite prisijungti, kadangi informacija yra išsaugoma visam laikui, tad jūs visas tas grupės atliekat, kada jums yra patogu. Tai šiuometinė, dabartinė grupė, kurią aš esu paleidus, galiu pasakyti, tai bus paskutinė grupė, kurią aš vedu, būtent tokiu formatu. Turiu tam tikrų idėjų šiek tiek kitokiu formatu, bet kaip grupė tai bus pati paskutinė kuriam laikui, tai tikrai. Šita grupė yra susijusi su kontrolės paleidimu, su visatos ryšio stiprinimu ir taip pat per savo unikalią gimimo diagramą mes atrasim, kaip mes unikaliai manifestuojam ir pritraukiam gausą unikaliai. Tai jeigu nori prisijungti, nuoroda yra prisekta prie epizodo prašymo, taip pat susirask mane socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Agnė Der, Instagram'e, pakeisk savo gyvenimą ir tik tokia pakeis savo gyvenimą. Nepamiršk pasidalinti šiuo epizodu su kažkuo, galbūt kam reikia išgirsti, galbūt turi draugą, draugę, antrą pusę, kuris nuolatos overthinkina arba kuriam reikia išgirsti, ką pasidalinau čia. Nes patikėkit, kartais trečias žmogus gali labiausiai padėti. Tad dalindamės tokiais epizodais jūs galite labai labai sustvarkyti ir savo aplinką taipogi. Ir nepamirškit palikti mano epizodo 5 žvaigždutes Spotify, jeigu jūs jaučiat, kad tai jums duoda 5 žvaigždutes. Tikrai nebandau žmonių papirkinėti,
tikrai, jeigu jums rezonuoja, palikite tai, nes automatiškai pasieks daugiau žmonių ir YouTube palikite thumbs up taip pat. Tai ačiū, kad buvot ir iki kitos savaitės, mėlyje.